Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Aš treneris Dovydas ir šiandien kviečiu jūs pasportuoti ir vėl. Šiandien atliksinėsime pratimus viršutiniai kūno daliai. Taigi, pradėkime nuo apšilimo. Ištieskime rankas į šonus. Nesvarbu, kurią ranką, bet pakelkime nykštį ir jį atsisukime. Tada šitas pratimas iš vienos pusės pereina į kitą. Čia nykštys, tada vėl į kitą pusę. Čia nykštys, kitoj rankoje rodom priešingą ženklą. Nykštys. Sukiame galvą, žiūrime tiesiai į nykštį. Darome taip 10 sekundžių. Ir einame prie kito pratimo. Taigi, antram mūsų pratimui bus reikalingas svoris. Pasiimkite kažką tokio lengvo, puikiai apčiuopiamų, kad galėtume laikyti rankoje. Ar tai būtų 2 knygos, ar tai būtų vaisiai iš šaldytuvo. Pasiimkite kažką, ką galėtumėt tvirtai laikyti rankose. Pradėsime pratimą. Rankas prie kišenės. Keliam į šonus. 1, 2, 3. Keliam tik iki galvos lygio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir paskutinis 10. Ir eisime prie sekančio pratimo. Taigi, sekančio mūsų pratimui reikės kažkokios tai tvirtos atramos. Ar tai būtų stalas ar palangė. Jeigu pratimus atlikinėjate mokykloje, tai pasinaudokite stalu, tai puikiai tiks. Jeigu namuose, tai tikriausiai irgi turit kažkur stalą. Atsistokime priešai stalą. Dėkime rankas šiek tiek plačiau negu pečiai. Ir atlikinėsime atsispaudimus. 1. Leidžiamės, kiek išeina giliau. 2. 3. Iškvepiam, atsispausdami. 4, 5, 6, 7. Ir paskutinis 10. Puikiai atlikote pratimą. Eikime toliau. Ir paskutinis mūsų pratimas bus taisyklingos laikysenos palaikymai. Paimsime rankas, priglausime jas prie ausų, suglausime kiek galima alkūnes ir stipriai praplėsime jas. Ir vėl grįžtam, nepamirškit neatleisti rankų nuo galvos ir kvėpuojam giliai, suvedam alkūnes ir plačiai. Vėl suvedam. Darysim 10 kartų. Liko dar 5. 4. Plačiai. Ir paskutinis. Taigi, ačiū, kad dalyvavote šiandien ir iki kitų kartų.